įveikti. 2 taškai antrajame ketvirtyje. Iki 16 mažina Omegos deficitą. Ignas Juškevičius, bet 1-1. Tarasov. Reikėtų gal Omega ir pražangėlę kokią pasiimti greitojo. Vienintelis renkantis taškus savo komandai šio vakaro rungtynėse. Aikštelės šeimininkų atsakas. Tačiau krepšio kamuolys įmetamas Jakštui. Jakštas. Leščiausku čia vėl iš pick and rollo bando žaisti Leščiauskas ir Jakštas. 4 sekundės. Ir čia Jakštas. Vidurkio, kuris siekia 13,5 taško, čia dar vienas sėkmingas Juciko epizodas. Blokuoja jis varžovo metimo, Mindaugas Stašys greitajame puolime taškų nepelno, tačiau... Jau lieka tik tai 27 sekundės. Čia Jakšto tolimas metimas. Nebūtų ten nieko atsitikę. Žmogus ramus, labai geras ir niekada nemeluojantis. Šarūnas Vasiliauskas. Jakštas nuo baudos metimo linijos ir įdavė savo komandos ataką. Gecas. Padidintas dėmesys jam, atsikrato. Sumažintas atsilikimą iki 10 taškų. Čia Jakštas iš vidutinio nuotolio. Gynėjas per savo 12 sužaistų minučių pelnęs 2 taškus. Jakšto rankose kamuolys, čia ir toliau. Jakštas tuo metu tikrai buvo labai perspektyvus krepšininkas. Čia būtent jis gauna kamuolį ir žaidžia prieš Robertą Kelečių. Nusprendžia. Pasipaniojo laikų ir vietoje, laimi. Mikro dvikova prieš Vasiliauską. Ir čia pat dar ir nubaudė. Leveckis. Kamuolį Kaminskiui, šis Ignui Razučiui. Ir tai savo ruožtu yra tikrai gerokai įdomiau. Kai jau komanda skiria 13 taškų, čia jau visko gali būti. Jakštas darys viską, kad taip neatsitiktų. Iš vidutinio Jakštas vėl 2 taškai. Telšiai turi kamuolį savo rankas, jie ir pradeda. Trečią iš šių rungtynių. Galinėje. Jakštas vėl po krepšiu. Šeimininkai. Būtent mano minėtasis Krivickas dabar ir puola prieš Rolandą Jakštą. Ir netgi buvo įveikęs į greičių. Taškų persvara, jau 12 taškų skiria komandos. Čia Ignas Juškevičius. Kovoja 7 kamuolius Kazakauskas ir atliko 4. 3 sekundės iki 3 kėlinuko pabaigos. O čia kaip gražiai suranda.